Tai kągi. Siki, čia aš Džiugas, o čia Vėplius Arminas. Normaliai čia. Normalai čia. Taigi mes šiandien pradedam savo kelionę, keliausime aplink visą Lietuvą. Važiuok. Bijau ciganis. Čigonai sakė, persakiau. Pūdos, va toks čigonai. Ne mano miestas. Gal jums padės? Įvykyti, pažalų. O jūs mokat lietuviškai? Taip. Tikrai? Apžiūrinėsime Lietuvos miestelius, kaimelius, susipažinsim su vietiniais žmonėmis ir paragausim tradicinių patiekalų miestelių, taip? Jo. Bandysim iš tikrųjų neišlaidauti labai, gyvensim palapinėse arba mašinoje. Ir bandysim be maisto visą savaitę prabūt. Tik ant kurvo. Stebėkit mūsų kelionę, o mes jau lekiam jau dabar prie Druskininkų, bet į tą nevarysim. Viską matėm. Mes čia jau buvę, kaip sakoma, dabar keliaujame į Marcinkonius, o po to Lietuvos apendicitą, kur nieko gero. Pirmas Marcinkonių medinis namas. 1980. Rimtai? Jo. Prisiek. Nenoriu prisikinėti. Supratau, tai čia netikėk. Čia stotis apšiga. Taip, stotis. Čia stotis? Taip. Čia jų stotis. Esmė, kad gedulo diena, tai vakar buvo. Jie dar gedi. Tai čia biškiai ilgiau gedi, nes jie tikrai myli. Jie turbūt visus metus gedi. Nieko nėra. Čia kaip sakoma, žinai, ko tu reikia, žinai. Nieko nėra. Kam? Tau nieko nėra, žinai. Man apsidaryt. Čia kaip gražu. Čia 3 žmonės kadre ir visi kažkur eina. Čia visi už ekologišką gamtą, suprantate. Arba pinigų neturi. Ne. Mes čia filmuojam tokią laidą. Galbūt galima pakalbinti jūs. Ai, по-русски. Dėkui labai, atsiprašom. До свидания. Paka. Atsiprašau už blogus faktus. Šiaip čia rusų kaimas kažkoks. Ne. Taip. Nes dzūkai... Kas sakė, kad jis dzūkė? Nu. Dzūkai, nu tai pažiūrėk, tu galvoji, čia šiaip atvyko. Aš tai manau į Rusiją. Nemoka lietuviškai, nu tai atsiprašau jau. Jis sakė, labą dieną. Ar tikrai? Gal ir ne. Aš tik girdėjau, zdrasite. Можно по-русски. Tai pasako, nemokote? Nemokote. Tai reiškia, kažkiek moka lietuvių. Ai, nu jo. Apsigavom. Nu tai gal tai... Jie gal tik nesniai parvežė iš tai. Tai mūsų toliau laukia Varėno, po to dar didesnis Rusynas. Šalčininkai. Ten iš visko susikalbėsim. Saulė išdengusi, meilė patraukė. O jo, kai tik koks vaizdelis vėl. Vasara. Žiūrėdavau šitą vampyrų dienoraštį, bet to princesių. Ja, aš irgi. Žiūrėdavai? Ja. Mano tai Šeila mėgstamiausia. Aš nežinau, ar tokia yra iš tai. Nu, galim sugalvoti kitą vardą. Meilą gali būti. Siūs man jie meilą, paštą savo. Ne? Negerai? Tai gal ir negerai visai tai. Atvažiavom jau iš Šalčininkus. Sustojom tik dėl to, kad voveris valgyt nori. Kepsim kepsnius. Mes kelioniai dar tik 3 valandos įsiu alkanas. O man su juo visą savaitę būti. Kaip tau? Man tai gerai, o tau kaip? Man tai gerai. Ir mes visus turim iškepti? Jo. Jeigu viską nesuvalgysim, gerai liks vėliau. Tu nesuvalgysi, aha. Reikia žiūrovui ir parodyti, kas lėkštėje šiandien. Ir šiandienos epizodai yra vištienos kepsniukai, Arminas ir duona. O tai prie ko aš čia? Sau 6 kepsnius įsidėjau, man 1,5. Pietus vertinu 8 stukė. Man 9. Skanu. Nes tu alkanas durnelį. Džiugas kaip dera. Krelės nemalų? Taip. Šiaip nusiraukis jau nebuvo. Šūdos, va toks, va šiknon. Kas gamina tą džemą ant to svaliuką, man taip ir buvo. Va, gamykla atėjo. Ką čia turim? Neįsivaizduoju. Šūdais, mažinai. Ne mano miestas. Tai va patys matot, kur atvažiavom. Šiaip tai Šalčininkai čia. Bet jeigu nesakyčiau, tai turbūt irgi patys suprastumėt, kokiam krašte esam. Parašykit komentaruose, jeigu Šalčininkose gyvenat ir lietuvius esat. Nemanau, kad atrasim tokį. Nu pažiūrėk, kokie čia vaizdai. Ne, nu gražu, ką aš žinau, man tai visai patinka. Bet tai čia visai gerai kėdai, ne? Priešas ateina. Tun. Iš bokšto, žinai. Raketos. Aha. Tai dėl to čia Baltarusių nebijo niekas. Tai jeigu jūs debilai kaip ir mes ir važiuojat aplink tokias žiauriai nelankytinas Lietuvos vietas, tai atvažiuokit. Tai va, mes užfiksuojam ir kontrabandininkus. Dabar esam prie pat Baltarusijos sienos. Bažnyčia prie pat. Ir va, cigaretės permetinėja per tvorą. Jau gavau nušaus. Gal jums padėt? Padėti gal? Не понял, по-русски. Не понимаю. До свидания. Куда едете? Man patiko jo reakcija. Visas taip pasimetęs į tą kamerą žiūri. Atrodo kaip droną pamatė Afrikoje vaikai. Važiuok. Atsiprašau, mes čia dokumentiką filmuojam, gal galima porą klausimų paklausti? Ne? O jūs mokat lietuviškai? Taip. Tikrai? O čia gal yra kažkokių vietų, kur galima būtų aplankyti? Nežinot nieko? Ten mokykla yra. O kur be mokyklos dar kažką čia galima? Žydų kapinės. Aha. Ir viskas.
nuotykiai baigėsi. Normaliai, aš nesitikėjau, kad čia. Kad, nu, ir mokykla, ir kapinės. Nu. Čia dar yra ką aplankyti. Tai jo, kur buvo, kur nebuvo, mes prie lankytino objekto. Kai atvažiuoju čia, noriu verkt. Pavyzdys. Berniukas, toli. Kukčioje, bet nežinau, čia juoktis ar nesijuok. Dar geras faktas, kad Adomo Mickevičiaus paminklas yra prie pat mūsų. Tai jis. Žiūrėk, nurinkti jau. Jie ruošiasi karą. Berniukas irgi jau eina kažkur. Sako, einu kitur atsisėst. Žydų kapinės labai lankomas objektas, žydų kapinė. Tai dar žydų kapinės apžvelgsim ir tada judėsim, kur toliau judėsim. Į aukščiausią Lietuvos vietą. Kurioje čia vietą? Nu tai kaip tu turbūt žiūrėjai, kur valgyt, o ne kur važiuosim. Nu, dabar čia prasidės medžioklė. Jūs to nematote, bet kai džiugas atsuks kamerą ir pamatysite, ką reiškia išgyvenimas šiame kaime. Matote? Vyresnis patinas prisijaukino jaunesnį, kad jie galėtų suvalgyti vėliau. Toks išgyvenimas šiame kaime. Kaip sakoma, vis šiek tiek juokinga, bet šiek tiek ir nejuokinga, nes nežinai, kada ateis tavo eilė. Kol kas mažasis padaras to nesupranta. Atvarom į parduotuvę ir pas mane sąskaita euras 50, man mokėt 2 eurus ir transaction decline parašė. Sako darbuotoja, per daug pinigų? Rašo per daug pinigų. Tai va, nusipirkom Nesty ir po ledą. Nesty euras 7, 2 litrai butelis, o ledas jie net 15 centų. Kaip to ledas? Man tai geras, mano tokia chemija, bet tai durė net per gerklį perina, toks stiprus. Filmuok, man baisu. 2 litrai vandens įvaryti. Jau, o kad jums būtų geriau, tai šį video remia orbix.lt. Tai yra elektroninių žaidimų parduotuvė, kuris galite rasti viską pigiau. Pavyzdžiui, Spotify Premium 3 mėnesiam kainuoja tik 8 eurai. ChatGPT 4 5 eurai mėnesiui. O pavyzdžiui, kad YouTube žiūrėtumėt be reklamų visus metus, turit susimokėti tik tai 30 eurų. Yra ir žaidimų, ir pavyzdžiui, Fortnite'o V-Bucksų pirkimas. O kas geriausia, tai kad su Dzugas nuolaidos kodu gaunate net 5% nuolaidą. Tai tikrai užsukite, nes visi pirkimai yra sujungiami su jūsų asmeninė paskyra. O, žiūrėk, supkės. Eik, užsisup. Arba pakaroklį. Mirtis alyvose gali būti. Pimpaliuką griaužia. Tai pasupdžiukai? Ne, dėkui. Viskas gerai. Aš pasupdžiukai. Nereikia man. Davai, žiūrėk, atsispirka, turi šiam padaryk. Tu pabandyk, jau man patiko labai. Čia kiekviena močiutė taip gali. Įsivaizduoji, kaip viskas vaikščiojo, taip. Judėjo. Pum. Ne. Taip tarnai, taip. Karaliai. Karaliai? O tai kokie? Karaliai buvo 1779. Ten buvai? Buvai ten ar ne? Ne, nebuvau. Tai viskas. Nu, nereikia. Žinai, kokių čia yra, bet žuvų dar nuo tų laikų. Sako, kad čia krokodilai yra. Kas čia pakuždėjo? Karalis tas. Šitas? Sako, čia va tokie va kimba. Tai esame dabar Pavlovo Respublikoje, įkurta 1769. Įkūrė kaip gaila nelietuvis Pavelas Ksaverija Rostovski, Lenkų kilmės kunigas, bajoras. Esminis dalykas, kad čia jie atsisakė baudžiavos ir valstiečiai tapo laisvais piliečiais. Buvo įkurta valstiečių taryba ir veikia apie 30 metų, bet baigė veikti dėl 3 padalijimo, kada Rusija aneksavo Lietuvą. Ir buvo šiaip labai gražu, verta apsilankyti. Čia gal vertėtų net atvykti. Šiandienos mūsų tikslas dabar yra Aukštojas, o po to degalinė. Nausėda ar Tomaševskis? Aišku, Tomaševskis. Tomaševskis rulит? Kas geriau, Tomaševskis ar Nausėda? Tomaševskis. Tomaševskis rulит. Paskutinė mūsų šiandienos oficiali stotelė yra aukščiausia Lietuvos vieta. Jaučiuosi apgautas, nes esam tiesiog kažkokiam lauke. Sorry. Nu, porą žodžių, Arminai. Ką mes čia matome? Tikrai gražius vaizdus. O taip, bent žinai, kiek čia metrų, jeigu toks kietas? Tai faktas. Kiek? Nu, ko klausai? Kiek metrų čia vieta? Tai žinau, Nu. 294 metrai. Aha. Tai va, tokie ir laukai. Tokia ta Lietuva. Audio gidas. Ačiū Dievui, nėra vienos kalbos. Prancūzas, jas. Kažką pasiimu, ne? Na. Apgintojai mūsų pilį. Vienas tavo, ne? Na. Kitas man. Nežino, koks akmuo jų laukia. Kur buvo, kur nebuvo, mes sugrįžom. Jau šį kartą ne prie mokyklos, jau šį kartą lankytino Vilniaus vietoj prie Balžio ežero. Eisim dar pasportuoti šiek tiek ir tada į maudynės. Patinka tas tavo tonas, kai taip sakai, tavo lyg kažkokį, nežinau, lyg kažkiem adaptukam darytum kontentą. Jie stiprus, jie pirmąjį medį užlipo, įsivaizduoju. Taip. O dar sako, miškų nėra. Kas sakė? Kas taip sakė? Nes jūs dabar sakot, yra miškų. Bet čia naudų debilus. Ne mes.
O, sveikas, vėl tu čia, kaip praeitą kelionį. Jo, aš irgi tą patį kelią važiavau. Ir mano čia ne pirmas. Kur tu maudys Juodoje jūroje? Kur gerai repuoja? Tai jo, tai galimai baigiam šiandienos jau dalį, mes jau einam ir ilsėtis ir valgyti. Ir iki, rytoj susitinkam, 6 valandą kylam. Ir mes pradedam savo antrą dieną. Šiandien iki Palangos reikia Druskininkų gal. Pėsčiom. Man 3 valandos miego, Arminui po 8 normaliai. 3 miego? Nu taip, nes negaliu užmigt per šaltį. Eik, tu ir vėl tą savo pasakas, negalėjai užmigt. Ir aš plus negaliu dėl mėlynės ant dešinės pusės miego. Jo. O man, nežinau, dešinį pirštas skaudėjo. Darosi nebejokinga. Remontuoja visą molėtų plentą, o mesgi nežinojom. O, sveiki. O, Kur mes atvažiavom? patys nežinom kur. Kiek laiko čia važiavom, Džiugai? Valandą. Nu, kiek buvo kelio? 10 km? 25. Normal. Mes atvažiavom į patį Europos Centrą. Tas jausmas. Tikras. Esi pačiam centre. Nu va, pastatyta 2004 metais, kai Lietuva stojo į Europos Sąjungą, gegužės 1, man atrodo, čia jau mano šitą informacija. Ir dabar važiuojam į Molėtus, į Molėtų Astropasto. Astronomijos pačią žinomiausią vietą. Čia pats sugalvoju, kad žinomiausia. Jop, aš šią video visi žinos. Ką mes čia veiksim, tai aprodys mums pravesti ekskursiją. Aišku, mes jiems patys galėtumėm pravesti ekskursiją, bet nesutiko. Apžiūrėsim ir papasakosim, ar verta ar neverta. Na, iš vidaus nelabai filmuosim, labai daug žmonių, gal ir pafilmuosim net. Yra dar toks vaikas vienas. Jį gal biškai pafilmuosim. Baigėsi mūsų ekspedicija, nu, kiek balų? Į Hesburgerio mėsainio kaina 4 eurai, nu tai yra kiek? Man tai 10. Tikrai fainai. Jo. Atrodo labai moderniai padaryta, žinai. O aš čia ir čia jau mano nuomonė. Na, jau duočiau už kokius 8 iš 10. Na, gidas pakėlė balą iki 8,5. Na, nes labai tą sakė. Viskas, ne kaip bučinys. Ir dabar nebežinau, nebetikiu į Dievą. Ir mes atvykome į Labradoro girią. Ką mes čia atėjome pamatyti, tai realiai dėl bokšto atvažiavome. Šiaip girdėjome, kad čia irgi labai graži gamta. O čia kulkos į priešų. Tai lipsiu. Gazelės tai. Pirmą garsą išvydai nusilenkus upėje spindy. Kai laikas neša dangų, tu viena lieki. Tu manau tiesiog labai nusiteikęs prieš visą giną. Niekada. Tu pagalvo, kas visus gina. Šiaip iš tikrųjų, žinai ką pamiršom? Nu. Įvertinti miestus. Važiavom ir tik įvažiavom į čia netikėtai, aš jau galiu vertinimą duoti. Kiek? 3. Kur esam, Džiugai? Visagine. Добрый день. Они их снять, они нас оскорбляют. Оскорбляют и помогите хоть поймать, если они дальше пойдут. Не понимаю по-русски. Lietuviškai. Апсауга цыгане. Apsaugot? Да, они на нас нападают. Ашбиол. Кобия. Ашбиол цыгане. Čigonų? Да, два человека. Kur jie yra? Е, Гивяне, Висагине. O, tai jie jūs sekė, ar kas? Они за нами бежали и оскорбляли нас. Я за ним побежал, они убегают. Ai, bėgo, tipo? Да. A. Вот их заснять и в полицию бы. Nu, į ką pamatysim, tai... Да, вы их увидите, парень с девушкой. Ну, сразу видно, они цыганской внешности, просто сфотографируют. Čigonai sakė, persekė jūs. Lemma gaila, negalim visko nufilmuoti, žinai, bet, nu, aš pabandysiu. Va, čia furbiai, jie apsimeta gyvūnėliais. Tai aš tai žinau, ką mes šiandien darysim čia. Ką? Čigonų ieškosim. Tai jo, kur buvo, kur nebuvo, mes jau matot, kur. Tai Visaginas yra vienas jauniausių miestų Lietuvoje, įkurtas 75 metais ir buvo pastatytas praktiškai dėl atominės Ignalinos elektrinės. Na, ji buvo uždaryta, turėjo būti uždaryta, kad Lietuva patektų į Europos Sąjungą, kiek aš žinau. Vis tiek čia matom, žmonės dirba, nešiosios vaikšto, alkoholikai irgi. Ir 50 arba 55% sudaro rusakalbiai. Bet čia matai dabar neaišku, ta kita dalis ten jau romai, ar lietuviai, ar kas. Tai šiandien ir bandysim įspręsti šitą problemą, ieškosim šiek tiek tamsesnių.
pasimetę, įsigandę, o mes veidus užfiksavom. Tai kur buvo, kur nebuvę, bet šiek tiek tamsesni buvo atkasti. Toli ieškoti nereikėjo, sėdėjo už kambų ir spoksojo, kai mums sako močiutė, kad reikia jiem pagalbos. Pro juos praėjom su kamera ir po to jau iš galo atgrūsiai. Kaip koks žodis yra? Atgrasiai. O po to iš galo atgrasiai ketino atimti kamerą ir suspardyti. Ir užbadyti susmaigti. Ir užbadyti, ir uždurti, ir viską, ir atimti grandinėlės. Jo, paklausimės kameras ir dabar lėksim į atominę elektrinę, kur pamatysim šunį su 5 kojom. Привезите, пожалуйста. Ką ten matai? Enciklopedija. Tai va, atvažiavom į atominę elektrinę, atrodo gan šiurpiai. 2 triple kaminai. Apie 13 000 žmonių dirbo čia, kad pastatytų šitą elektrinę. Per visus 26 gyvavimo metus čia pagaminta 26 000, ko tokių? Teravatvalandžių. Teravatvalandžių. O Lietuva per 19 metus išnaudojo tik 11 jų. Jo, tai yra čia šoko, tai mes dabar lėkėme. Jau pasikalbėjom, jau vaizdas tai tikrai kraupus ir galingas. Mes dabar tai varom iki didžiausio turbūt Lietuvos ežero, kuris yra prie pat. Į Družmį. Družmį ten girdėjau, nes tiesiog družok tai draugas, Družmį tai draugai. Tai didžiausias Lietuvoje, o po to eisim slip. Tai mes pavargom jau per visą dieną. Nu, tarsi darbas, tai like paspauskit, prenumeruokit, Jėzus, kiek galima. Ir parašykit komentarą, ar norit dar vienos kelionės, mes tada važiuosim į Indiją parduoti tos pačios mašinos. Kokie durni gali veikti mašiną iš tikrųjų. Tai gerai, tik lėkė. Jepš, pavešim. Važiuojam, gal ką tai čia iššipais iš jo. Sulyžėm kažkaip. Arminas jau bėga žiūrėti, kur savo burgerius keps. Mes atvarėme dabar kažkur 10 km į stovyklavietę, čia ant kalniuko, bet va turime ir ežerą už manęs, ir namelį. Apžiūrėsim lokaciją, pasižiūrėsim, kur čia galima statytis palapinę ir eisime kepti burgerių. Kursis ir laužas. Ir viskas į batoną pareis. Čia viskas atskaičiuota. Po ko, bet tu skaičiuoti nemoki. Skaičiuota jau tu. Specialiai prie kameros durnių. Kadangi nebuvo personalizuoto atsisveikinimo, šiandien jau mes palapiniai privalgę burgerių, prisikvatoję. Apsiškai čia tokia? Man jau baigėsi krūtinėt ragelis, tai mes atsisveikinam. Aš į dešinę, Arminas į kairę ir eisim miegoti. Ačiū, kad stebi. Mate.